Sveiki visi, malonu jūs visus matyti, labą vakarėlį, labą dienelę, o gal net ir labą rytelį. Šiandieną mes turim video ir ne bet kokį video, bet Q&A arba klausimas atsakymas į jūsų klausimus atsakysim, tikiuosi bus įdomu. Tai manau galime pradėti. Tai pirmas klausimas yra, gal turi 5 eurus paskolyti. Turiu. Neduosiu. Jo, sekantis klausimėlis būtų, kas paskatina kurti tiktokus YouTube? Tai geras klausimas. Tai sakyčiau, tai buvo akių fotografijos įkūrėjas, verslininkas, YouTuberis Martas Stankevičius paskatino kurti video YouTube, nes patiko jo turinys tikrai labai geras. Tai manau jisai ir paskatino, nes iš tikrųjų tai aš tik jį pagrindė ir žiūrėjau iš Lietuvos. O iš užsienio, tai ten biški rusai, tai nenoriu valdyti. Tai sekantis klausimas yra vėlgi nuo to pačio žmogaus, čia jau daug yra. Jei turėtum šansą atsukti laiką atgal, ar pasirinktum vis tiek daryti video arba streaminti? Taip, tikrai pasirinkčiau tai, nes aš tai darau nuo 8 gal metų. Gal nelabai gerai gaunasi, o gal gerai gaunasi, čia spręsti jums. Bet vis tiek bandau. Aš kiekvieną dieną, prieš kiekvieną streamą, bandau užbaigti dieną taip, kad aš būčiau geresnis negu atsikėliau. Tai labai tai džiugu, pastoviai kažkaip tai tobulėt. Tai ir visiems kitiems tai rekomenduoju, nes jūs vakarą turite užbaigti protingesni, su daugiau žinių, negu atsikėlėte. Nes manau tikrai geras čia pasakymas, kurį sakė tiek realiai dauguma content creatorių, kurie kuria apie kažkokius tai, suprantat, apie ką aš kalbu, kuria apie visokį gyvenimą, ten va tokius. Tai ir dar vienas klausimas, kuris yra realiai labai ilgas, tai nesusiduri mokykloje su patyčiomis, arba šiaip nebūna tų žmonių, kurie ten apkalba ir sako, va čia tas streameris ar kažką panašaus? Būna. Ir labai daug. Jo, būdavo streameris, bet paskui po Gimono, kai keliau video, tenais buvo Aistelo, tai dabar ne streameris, o Aistelo. Tai jo, biškai tai užknisa, bet life is life. Čia, man atrodo, toksai dalykas, prie kurio žmonės turi priprast. Ir tu pats turi priprast, nes, niekas tau nepadės. Tegul sako, nereaguok tu į juos. Tau neturėtų būti įdomu, ką jie sako. Tu turi reaguoti į tuos žmonės, kurie iš tikrųjų palaiko. Ir duoda kažkokios tai motyvacijos, o ne tuos, kad, va, čia tas streameris, va, žiūrėk, Aistelo. Tai, jo, life is life. Ar tėvai palaikė tai minčiai, kad nori kurti video? Iš pradžių ne, bet paskui įprato jau ir dabar jau viskas good, tikrai palaiko. Tai, tik tais mokslam, kad netrukdytų, bet aš ir taip negerai prastai mokinusi, tai man nelabai įdomu. Čia, man atrodo, neturėjo žmogus ką veikti, tai uždavė klausimą Jurgis Antanas, Aloyzas ar Martynas. Antanas, greitai ir konkrečiai. Kokį kontentą galima tikėtis ateityje? Pavyzdžiui, kitais metais. Tai kitais metais kontentas turėtų būti daugiau vlogų. Planuojama daugiau pirkinukų, su kuriais mes tobulinsim turinį.
kokybę, viską tobulinsim iki aukštumų. Tai kitais metais turėtų būt vlogų daugiau, planuoju. Galima galbūt tikėtis gamingo video, nes iš tikrųjų gal net podcastų daugiau, nes pas mane yra 2 podcastai ir bus 3 video, va šitas, klausimas atsakymas. Tai galima tikėtis, spėju, daugiau turinio į YouTube. Aš irgi to labai tikiuosi, nes YouTube esu labai apleidęs, nes sakiau, va, kursiu, bet tikrai labai apleidęs esu. Čia realiai aš nustebęs, kad pavyksta dabar į YouTube filmuoti. Tai, manau, atsakiau į šitą klausimą. Bandau atsakyti kuo ilgiau, kad video būtų trupučiu ilgesnis. Tai ir turim daug ir ilgų klausimų nuo žmogaus, streamerio, content creatoriaus, Smetonos. Smetona, ačiū, kad buvai. Tai paskaitom, ką jis prašė. Sveikas, bičiuli. Pradėkim nuo to, kad mes norim tave pažinti. Kas tu? Apie ką tu? Tai aš esu Rokas. Esu Rokas, jo. Iš tikrųjų. Not fail. Aš Rokas, malonu. Kas tu? Apie ką tu? Aš apie gamingą. Galbūt apie kažkokius dar ten dalykus, apie kuriuos, ką žinau, kaip įvardinti. Streaminu, kuriu kontentą į YouTube, TikToką. Manau, kad pavyks dar streamint. Ir sekantis klausimas būtų, papasakok, prašau, kas paskatino tave pradėti kurti turinį. Nu tai jau atsakiau praeituose klausimuose, kad tai buvo Martas Stankevičius. Ten jo fotkytė turėtų atsirasti kažkur tai iš šitų šonų. Dar nežinau. Ir dar vienas klausimas. Gal turi kokį savo dievuką, kurį žiūrėdavai ir norėdavai būti toks kaip jis ar ji? Iš tikrųjų, daugiausia, seniausia, prieš 4 gal kokius metus pastoviai žiūrėdavau Martą Stankevičių, iš lietuvių kalbų. Martą Stankevičių, daugiau kaip ir nieko iš lietuvių nelabai žiūrėdavau. Paskui prieš kokius metus, pusantrų, pradėjau žiūrėti, stebėti Aistelą. Tai irgi gal trupučiuką taip norėdavosi būti kaip jisai. Ir nežinau, nu iš tikrųjų tai, nu va, Martas Stankevičius, nes jisai ten ir versliuką, nu tai įdomu, vienu žodžiu. Dar aš dronais domėjausi labai, tai jisai ir apie droną seniau kurdavo, tai man tikrai būdavo įdomu, tai teko žiūrėti. Ir ar lengvai nugalėjai kameros baimę? Nors žiūrint tavo video neatrodo, kad bijai. Ar bijojai? Kameros baimė buvo, iš tikrųjų buvo. Ir tai, man atrodo, visiems tai yra. Bet reikia prie to priprast. Aš dabar kameros nebijau, bet labai sunku būti prieš kamerą. Tai kad jūs mane dabar, matot mane, lengviau būti už kameros, kada, pavyzdžiui, filmuoja ir dar kažką tai. Bet tą kameros baimę reikia įveikti, nes supranti, kad be kameros, jeigu neįveiksi savo kameros baimės, tai tu negalėsi nieko daryti gyvenime. Nu, tipo, apie streaminimą kalbu. Nu, tipo, nei streamint, nei video kelt. Nu, gal galėtai, bet, tipo, nu, nepritraukti žmonių. Bet realiai nugalėjau laisvai tą kameros baimę, bet nebuvo sunku iš tikrųjų, lengvai. Tai ir sekantis klausimas, kaip tau atrodo, ar galima būnant small creator prasimušti iki debesų? Turiu omeny, Aistelo, LTU Republic ar Simo svarbiausia daryti? Nes rinka dabar Max užpildyta kūrėjais. Turiu, kad rinka užpildyta Max kūrėjais, tai tikrai taip. Bet ar galim prasimušti iki Aistelo, LTU Republiko? Small creatoriui tai... Jo, žinoma. Nu, tipo, sunku bus, bet prasimuš galima. Niekas to nedraudžia. Tai realiai manau, kad prasimuš tikrai galima. Net būnant small creatoriui, tai realiai gali per
3 metus prasimušti iki Aistelo lygio. Tai labai džiugu, bet reikia labai daug pastangų įdėt. Tai gal kažkam pavyks, gal kažkam ne. Tai čia toks pem ant pem dalykas. Kokie tavo tikslai kūryboje, tarkim, keletą metų į priekį? Tikslai kūryboje, tai čia būtų turbūt tikslai kūryboje, tai kokybę gerint. Nors ir dabar filmuoju 2,7K, 4K neturiu vytas tiek kompe, tai jo. Bet iš tikrųjų keletą metų į priekį, tai, sakykim, 5, 6, 7 metai. Tipo, jau taip atstumėm labai toli. Tai daug vlogų, į savaitę bent jau po 3 vlogus. Kelionės į renginius, čia irgi kaip vlogas. Visokie unboxingai dar visą. Tai geresnė įranga filmavimą, tiek streaminimų, tai labai realiai svarbu yra. Bet realiai, iš tikrųjų sakant, iš mano pusės, ką aš jaučiu, tai keletą metų į priekį aš planuoju kurti turinį lauke. Ne prie kompo, nes jau prie kompo sėdim visi, prisipažinkim, visi sėdim per daug. Reiktų išeiti į lauką palei žolę. Oh, hi. Wait a minute. Who are you?